Labas rytas. Labas visiems žiūrintė mūsų YouTube kanalą. Mes vėl su Laimantu. Mes vėl oro nepataikėm normalaus kaip visada. Pas mus arba vėjai, arba lietus, arba šalčiai. Karma, neturim Karma tokia turim jo, bet šiandieną oras šiek tiek galbūt ir temperatūros prasme geresnis. Šilumos gerokai daugiau negu paskutinį kartą buvo. Tai atvykome, kaip ir žadėjome jum, atvykome į lynų žūklę. Bandysim gaudyti lyną. Daiktai visi jau sutvarkyti, sustatyti, viskas pasiruošta. Žodžiu, dabar bandom jau jaukintis taškus po biškį. Atstumai apie 80 metrų metimas bus. Tai ką, bandom pateikti jauką ir bandysim vilioti tą lyną. Pradžiai bandysim nuo kranto tolėliau ieškoti jo, paskui jeigu matysim, kad ten toli jo nėra, tai žiūrėsim gal prie kranto žolių kažkur vienoj pusėje, kitoj pusėje pabandysim paieškoti jo, bet žodžiu lynų paieškos. Pradėsim nestandartiškai iš toli, kaip apie tą telkinį šneka, kad jis toli, bet mano įsitikinimu lynas arčiau kranto, tai mes bandysim ir tą teoriją, ir kitą teoriją patvirtinti, kuri pasiteisins. Jo, tai gerai, ką, einam jaukintis ir po to bandysim žuvauti. Bandom naminio gaminto jauko, šiek tiek pelėčių, čia kažkokių Laimontas grūdų, kruopų užviręs, kukurūzo, tai nežinau, ką iš čia gaudys. Karpį, lyną. Įmam paturbintą, kaip Laimontas sako, kukurūzą. Ir bandom jį uždėti ant gumelės.
Kai visą laiką timerį nusistatom, be timerio niekaip. Ir dedam 15 minučių. O, darysim permetimus kas 15 minučių. Ką nepraėjo ir 2 minutės ir gaunu kibimą ant kukurūzo. Bet tikrai ne kažkokia nedidelė žuvis, nes labai lengvai traukiasi, sąlyginai. Pirma žuvis po pirmo metimo praėjus 2 minutėm. Graži nacionalinė Lietuvos žuvis. Dedam kukurūzą vėl ant gumytės. Opa. Va. Masalas. Dedam į vidų. Biškį pelečių. Užspaudžiam gerai. O, ir į vandenį. Tokie standartai. Tu mane vėl kažkas tada. Pagaliau Laimontas gavo kibimą antrą. Pirmo nepavyko ištraukti žuvies po pirmo kibimo. O, linas. Du kukurūzai suveikia. Jo, du kukurūžiukai. Du kukurūzai burnoj. Ir QM1 kabliukas.
Oba. Nu va, labai gražų lyną pavyko ištraukti. Turbūt koks 2 kilai tai tikrai bus. Ką padariau, kad suviliojau aš jį. Tai ant gumytės įdėjau, pastambinau tiesiog masalą 2 kukurūzus. Ant gumytės pakabinau va ir išlaukimas kažkur apie 9 minutės gal praėjo, va ir kibimą gavau ir gražus lynas. Ką, einam medžioti toliau. Pamažu, kad įsidienojus, turim kiek be 10:09 ryto. Jau galima sakyti, ne ankstyvas rytas ir vakybimų daugiau visų laukiam. Galim, oho. Koksai pasiutęs. Graži žuvis. 2 metrų, sakė 80. 8,5. Lemai, čia kažkas gražesnis. Tai gal bus didesnis lynas. Bet sužaidė marcipanas, girdi. A ne, Paskui pakomentuosi, ką padarėjai kitaip, kad didesnį lyną pagavai. Jau. Gerai. Matosi, koks jaukas. Ja. Laimantai, dabar pasakyk, ką padarėjai? Marcipaną uždėjau. Vo, marcipaną suveikė. Suviliojo. Biškutį nustojo, kaip tiesiog, sakom, paeksperimentuosim. Dėdukas. Nelabai, bet šiaip gražus. Ir eksperimentas pavyko. Vienokas. Nu va, kibimui truputį aprimus buvo mintis pabandyti marcipaninį jauką užsimaišyti. Tai Laimontas užmacnavojo
Ir va pirmas metimas marcipaniniu jauku ir va išprovokavo lyno kibimą. Tai pabandysiu dabar ir aš tą patį padaryti. Gal pavyks kokį didesnį išprašyti. Sakė šeimininkas šito tvenkinio, kad čia yra ir lynų po 4 kg, tai būtų visai smagu tokį pagauti. Žabtose. Kabliukas be užkarpėlės ir gražus lynukas. Ką, jau kokią gerą valandą sėdim be kibimų beveik, nes įsidienojo, oras visiškai taip prašilo. Vėjas, vadinkim, koks buvo ryte ir koks dabar, tai sumažėjęs. Ir tas aktyvumas toksai vangesnis pasidarė žuvies. Tai turbūt dar kokią valandą pasėdėsim ir važiuosim jau namo. Bandom dabar įvairias taktikas, keičiam masalus, bailiukų spalvas, bandom ieškoti būdų, kaip privilioti tą žuvį, bet kol kas be rezultato. Tai matyt, ta žuvis aktyvesnė būna ryte ir vakare, dieną jinai vangesnė. Už tai čia ir tų kibimų dabar tiek neturim, kiek ryte turėjom. Nu bet ką, vis tiek susigaudėm gražiai tą, ką susigaudėm. Aišku, buvo keli nuėjimai žuvies, nu bet natūralu visada tai būna. Tai ką, žvejojam toliau ir už valandėlės nusiminėsim. Tikrinsim laimikį. Nu va, Laimontas užsidėjo ružavą bailiuką tokį išblukusi. Nu va ir gavo kibimą. Lynas greičiausiai bus. Valo prašo. Nu tu žiūrėk, rimta žuvis. O, gražus lynas. Jo, gražus. Lynukas. Nu, gražus. Rimtai jau didesnis. Didesnis šitas, jo, arklys. Irgi palei dubus. Nu ką, gerbiami žiūrovai, baigiam mūsų pasirodymą, mūsų žūklę lynų. Susigaudėm gražiai. Iš tikrųjų nesitikėjom tokio aktyvaus kibimo lynų. Nu, bet šį kartą mums laimė nusišypsojo. Pataikėm ant gero oro, pataikėm ant aktyvios žuvies ir ant gražios žuvies.
Nu, gal protarpiais reikėjo biškį išradinėti, kad vėl suaktyvinti kibimą. Jo, bet tas išradinėjimas prasidėjo tik labiau įsidienojus, nes vat, įsidienojus ir kibimai tokie retesni, nes ryte tai ten buvo, kad ir kas 2 minutės, kas 5 kibimai, realizacija puikiai buvo, o kas dirbo geriausiai, tai kukurūzas geriausiai dirbo ant plauko sistemos, tai kaip ir natūralus realiai masalas. Jo, natūralus. Aišku, aš labiau gal gaudžiau su boiliuku ir vienu ir kitu. Nu, ta prasme, reikėjo miksuoti gal biškį. Jauką pamiksavom, padėjo. Jo, ką mes pradžiai startavom su tokiu kaip ir neutraliu jauku, tokiu duonelė labiau tokia buvo, kaip ir, nu, natūralus jaukas, vadinkim. Tai ką mes paskui pakeitėm, kai kibimai surėtėjo, tai įmaišėm marcipano. Jauko pačiai įdėjom į peletės, pramaišėm to marcipano kvapo ir vėl lyg ir susiaktyvino tas žuvis. Jo, ir paskui kaip jau įsidienojo, va, po 12, po 1 tas kibimas toksai surėtėjo, tai ką pastebėjom, kad dabar dirbo geriausiai toksai ružavos spalvos vafteriukas ant plauko sistemos. Tai vat tokia spalva realiai dabar vat įdienojus veikia geriausiai. Pasižiūrim, ką pavyko mums susigaudyti, pasidžiaugiam žuvim, pasidarom keletą nuotraukų atminčiai, nu ir aišku žuvytę atgal paleisim, nes tokią nacionalinę žuvį vežti namo į keptuvę tai būtų nuodėmė. Graži žuvytė, gražus linukai, tikrai. Šios dienos didžiausias. Gražus linukai, tikrai. Liuksas.